Leidyklos Obuolys naujiena. Istorinių romanų meistrės Filipos Gregori kūrinys Vandenų dama. Naujausias rašytojos romanas apipintas begalinės aistros ir užmirštų legendų. Filipa Gregori yra istorikė ir parašiusi yra ne vieną knygą apie viduramžių Angliją, apie Tudorus, apie Plantagenetus. Kritikai kartais kaltina, kad jos romanuose stinga to istorinio tikslumo. Tačiau jinai pati niekada ir nesakė, kad seka tą istorinę giją. Tai yra jos tyrimai ir tie faktai, kaip jie juos interpretuoja. Ir tą savybę, tokią talentą supinti tuos faktus su fikcija jinai tikrai turi. Romane Vandenų dama vaizduojamas regėjimo dovaną turinčios prancūzų aristokratės Džeketos likimas, per kurį atskleidžiama permaininga 15 amžiaus valdžios politika, Anglijos gyvenimas karo išvakarėse ir moters vaidmuo jame. Filipa Gregori, aš manau, apskritai mėgsta moteris, kurios yra pakankamai stiprios ir kurios nepasiduoda nei aplinkai, nei vyram ir galbūt šiek tiek to trupučiuką feminizmo yra to viduramžių laikų. Ir Džeketa yra tokia. Ji yra labai stipri. Ji yra gudri, todėl kad ji supranta, kad jeigu jinai peržengs to vyrų pasaulio nustatytas ribas, jai grės toks pat likimas ir jai ištiks toks pat likimas kaip Žana Dark, kuri sudeginta ant laužo. Todėl jinai tą savo dovaną slepia nuo vyrų ir sugeba tuo pat metu jie pasinaudoti savo ir savo šeimos likimui ir ateičiai palenkti. Tai šitas romanas tikrai patiks tiems, kurie mėgsta istoriją, nes ten tų istorinių detalių ir aprašymų tikrai nestinga. Jisai patiks ir moterims, kurios mėgsta romantiką, nes yra meilės istorija, yra Džeketos ir Vudvilio labai graži, besitęsianti daugelį metų. Yra mistikos, tai tiem, kam patinka visokie paranormalūs reiškiniai, tai yra ir regėjimo dovana, ateities spėjimas ir, žinoma, legenda apie vandenų deivę Meliusiną.